Sveiki, brangieji. Šiandieną greitas buvo teismo posėdis, kadangi teisėja su prokurorė atmetė mano prašymą dėl atsisakymo advokato ir priverstinai privertė, kaip sakant, pasinaudoti advokatą valstybės siūlomo, kuris nebuvo susipažinęs su byla, tai bylą atidėjo beveik mėnesių laiką, iki lapkričio 11, man atrodo, jeigu neklystu. Labai įdomu buvo iš tikrųjų, tas atidėjimas buvo įdomus, toks labai keistas. Šiaip tai byla galėjo būti nagrinėjama, nes aš pati buvau pasiruošusi ir su klausimais ir visa kita. Kodėl? Nes byloje surinkta medžiaga mūsų valstybinių institucijų, mūsų policijos pareigūnų, kriminalistų ir kitų ten institucijos, kaip sakant, atstovų patvirtina, kad aš nesu kalta tuo, kuo mane kaltina. Ir šitoje byloje praktiškai advokatas nėra reikalingas. Kodėl jį man skiria? Daug klaustukų yra, tai pamatysim. Šiaip pirmas man, kur buvo paskirtas jo advokatas, tai jis mane vertė prisipažinti, kad tuo, kuo mane kaltina, aš padariau. Ir man už tai būtų buvę 2,5 kalėjimo metų. 2,5 metų kalėjimo. Už tai, ko nepadariau. Tai dėl to tas advokatas buvo labai greitai pašalintas, nes tik, pamačius linko viskas įeina ir ką aš jo atsisakiau ir šis net nebendrau su jo. Tai įdomu bus, kodėl jisai čia man, kaip sakant, pakištas yra. Tikrai nesitikiu, kad jis man kažko labai čia padės, bet, teisėja nusprendė, tebūnie. Kitas dalykas, šiandieną turėjo policija mane atvesdinti per prievartą į teismo posėdį, nors aš buvau informavusi teisėją, kad to nereikia daryti, aš ateisiu, nes nematau reikalo čia, kaip sakant, trukdyti policijos pareigūnus ir, kaip sakant, dar labiau čia situaciją bloginti. Tai ignoravo. Šitą buvo išsiusti mano pareigūnai, kiek aš žinau, nors aš daug anksčiau išvažiavau su kitais reikalais į miestą. Tai nežinau tenais, kas ten namuose vyko, gal ir duris buvo laužtos, nežinau. Šiandieną dar nuo ryto buvo užversti mūsų namai su valstybinio maisto veterinarijos tarnybos inspektoriais. Mano tėtė tikrino, purtė ten dėl ūkio veiklos ir visa kita. Lemba, tavrasi. Negražiai darot. Negražiai darot. Konservatoriai, liberalai, skvernelistai, laisviečiai ir pats prezidentė. Negražiai darot. Labai negražiai. Ir tuo labiau labai negražiai darot su tuo apsimetusiu žydeliu, kuris nėra žydelis, su stabirete, kur vaikšta, kuris šiandieną net nesugebėjo per perėją Šiauliuose pereiti prie teismo, ėjo skersai kelią, kurį vos nenutrenkiau su mašina. Tai, nes net nesižiūrėjau, jokios pusės turėjau papypsinti, kad pasitrauktų nuo gatvės. Tai apie kokį lygį. Ir jisai dar tas apsimetėlis žydelis mane kaltina to, ko aš nepadariau, pats pažeidinėdams mūsų viešąją tvarką. Nes Šiauliuose norėčiau tam žydeliui priminti, kad mes laikomės eismo taisyklių ir mes einam per pėsčiųjų perėjas. Jeigu jūs Vilniai žydeliai vaikštot ne per perėjas, per gatvės, nahališkai, tai čia jūsų problemas. Šiauliuose mes to nedarom. Žiūrėk, tai man atrodo, žurnalistai tą yra nufilmavę. Bet nežinau, rodys. Tai labai įdomus to žydelė šiandieną poelgis teisme buvo. Apsimestinė žydelis, jis nėra žydas. Jisai pagal jo liudijimą duotus parodymus, šiaip tai pasidalinsiu vėliau, tai čia kai kam šokas bus.
Jisai save laiko, kad Lietuvoje jo giminės vyrai, ne moteris, vyrai, gyvena Lietuvoje nuo 1700 metų. Nuo 1700. Tai daugiau kiek čia jau, daugiau negu 300 metų. Ir jis vis tiek nepripažįsta, kad Lietuva yra lietuvių. Įsivaizduojat, koks žmogus. Čia kaip su tais rusais, kurie gyvena dar jau 100 metų ir dar nesugeba lietuviškai išmokti. Ten kiek negerbti tos žemės gyventojų, jų kultūros ir kalbos. Įsivaizduojat? Ir jie mus prievartauja, kad mes tuos atvykusius žmonės, atvykėlius, gerbtume ir mes juos kažkaip garbintume dar. Leistume jiem pažeidinėti taisyklės, leistume juos mus persekioti kažkokiais kaltinimais nebūtais. Šiaip tai, ką jisai prirašė byloj, tai savo skundę, nes mano byloje jisai neva yra nukentėjęs dėl antisemitistinių mano pasisakymų, kurie nieka bendra su antisemitizmu nesusiję. Tai buvo vienas mano pasisakymas, kuris ilgai viešumoje neišbuvo, ten po mano paskelbimo po 2 valandų jis buvo ištrintas, nes ten buvo pasisakymas apie prezidentą pagrindę. Tai buvo labai greitai užblokuotas ir ištrintas. Bet jie ką padarė, tas Tapino draugelis, tai iškirpa tą 2 minučių dalį, pas save pasidalina, ten pas save grupėse. Ir sukėlė žmonių neva tai pasipiktinimą, nes buvo ir kurie pritarė labai daug mano pasisakymui ir buvo kurie nepritarė, bet tų, kurie pritarė, buvo daugiau. Tai dėl to jisai mane apkaltina, įsivaizduojat, kad pritarė mano minčiai, kad tokie kaip jisai, tas žmogelis, apsimestinis žydelis, per daug jau persekiojo lietuvius prisidedant antisemitizmu, nes jeigu, tarkim, tas žmogus, tas žydelis apsimestinis, kuris šiaip tai daro nusikaltimus, jeigu mes, tarkim, jį apkaltinam, tai jisai mumis iš karto apkaltinam, kai mes jį persekiom kaip žydą, nors čia nieko nesusijęs su to žydų tauta ar su to jų kultūra, kurios jau senai Lietuvoje nebėra. Tai va, nes visi žydai gyvena Izraelyje, tikrieji žydai gyvena Izraelė, jų duotoj žemėje. Ir šiaip tai ten žydai kovoja dabar ten su tais visais musulmonais, visokiais, kuriais persekioja. Tai apie ką jisai kalba, apie kokius žydus aš nežinau. Tai ir be to aš Izraelio žydus, aš palaikau, bet tuos pabėgėlius, kur save laika neva žydais, kurie jau senai nėra žydais, aš jų nepalaikau. Ir šitie žmonės, kaip ir dauguma kitų iš kitų tautų atvykę iš kitų valstybių, žmonės, kurie pradeda reikšti didesnę savo kažkokias privileginės teisės, nes jie yra iš kitur atvykę, menkinant vietinę tautą ir vietinius žmonės, kurie 1000 metų gyvena toje žemėje, dėl kurių susikūrė tą valstybę ir tautą. Tai yra čia virš visko. Ir jūs šiandieną galite pasižiūrėti TV3 žinias ir kitus ten ETA+, 15 minučių, LRT. Kažkas, visas, man atrodo, išskyrus LNK, nes aš LNK žurnalistų paprašiau, kas labai džiugu, kad teisėja tenkino mano prašymą, nežinau, čia turbūt dėl to LNK žurnalistai nebuvo įleisti į tą teismo salę, ar net, kaip sakant, uždrausta jiem ateiti, nes jie išsityčiojo iš manęs. LNK žurnalistė, tiksliau Šiaulių. Jeigu jie nemoka interviu imti, tai jų čia problemas. Ir labai negražiai LNK žurnalistė Šiauliuose elgėsi, imdama interviu, pridėdama savo kažkokias replikas, kurios nesusijęs su situacija ir tema. Tai LNK kanalai šitas yra didžiulis minusas ir apskritai LNK televizijai. Tai jeigu norite LNK normaliai rašyti apie mane straipsnius ar kažkokius, kaip sakant, reportažus daryti, tai normalius žurnalistus atsiųskit. Tai va, tai šiandien žiniuose turėtų būti per TV3, tai pažiūrėkim, bus įdomu pažiūrėti, ką parodys, nes jie, ką aš pasakau, žinokit, ne viską rodo. Tai dėl to darau šitą video. Bet mano tas pagrindinis Facebookas yra užblokuotas iki lapkričio 1 dienos.
Tai va, tai šiaip tai įdomus procesas bus. Šiaip tai teisme buvo tik 3 dalyviai, neva nukentėję, kurie nėra net jokių ieškinių, kurie dedasi save nukentėjusi, nors jie nepatyrė jokios žalos. Labai įdomus. Labai įdomu, nukentėję žmonės, kurie nepatyrė jokios žalos. Jokios žalos. Šitam teisme esu tik aš vienintelė nukentėjus, kur patyriau realią žalą. Realią žalą. Ir dėl viso to proceso patirs valstybė išlaidų. Va, visai nemenkų išlaidų. Tai va įdomu, kas padengs. Nes jeigu ne tie apsimestiniai nukentėjusieji, kurie rašė skundus, to šito teismo nebūtų. Ir jeigu pasižiūrėjus, kokie ten skundai, tai ten didžioji dalis yra melas. Va, įsivaizduoja, didžioji dalis yra melas. Tai vat, labai įdomus būtų tas 3 teismo posėdis, kai jau prasidės jau rimtas posėdis teismo su visais apklausom, su visokiom klausimais. Bus labai įdomus. Vat, 3 posėdis bus jau rimtas posėdis. Nes šiandieną nepavyko konservatoriams, Skverneliui ir liberalam, kaip sakant, mane atvesdinti su policija, kad prieš visuomenę parodyt, kokia aš, kaip čia nusistačiusi prieš sistemą. Aš nesu prieš sistemą, aš esu kaip tik, dar kartelį visiems kartoju, aš nesu prieš mūsų sistemą. Sukurta mūsų sistema, kuri nėra tobula, kurią turime labai tobulinti, nėra jinai bloga, bet yra užvaldyta korumpuotų, nesąžiningai atėjusių politikų. Tai net ne politikų, o tiesiog vagių ir melagių. Ten konservatorių, kaip Kasčiūnas, ten toksai, kaip pati ta Šimonytė, kaip ir pats Domas Griškevičius su Rima Baškienė. Ir kaip ir pats Skvernelis, ir daug kitų asmenų, kurie apgaulės būdu ateina į valdžią ir pradeda nesąmones daryti. Dėl to, kad ateina į valdžią ne tie, kurie turi būti, mes šiandien turim valstybei chaosą. Mūsų visa sistema paralyžuota, jinai neveikia ir nedirba taip, kaip turėtų dirbti žmonėm. Tai aš esu prieš tuos vagis. Ne prieš sistemą ir ne prieš valstybę. Aš esu už valstybę, už mūsų tautą, už sistemą teisingą. Nes jeigu nebūtų sistemos teisingos mūsų, tai nebūtų nei mūsų valstybės, nei tautos. Išvis. Tai tą reikia įsiminti ir įsidėmėti. Ir mane šmeižti, dergti, kad aš esu kažkokia ten tokia, kur einu prieš valstybę. Aš neinu prieš valstybę, aš einu kaip tik už valstybę, kad ją išsaugoti. O ne galutinai ją parduoti ir išnaikinti, kaip ir tautą. Prisikviečiant visokių tokių invazinių žmogeliukščių, kaip ta Suberetė, kuris čia mane persekė ir kur šiandieną per žinias TV3 pasisakys tenais. Ir koks jisai naglas šiaip tai. Labai, labai įdomu. Ne tik nežiūri, ne per perėjas, ein pas perėję gatvę, bet skersai, nežiūrėdamas į kelio ženklus, bet dar prieš posėdį jisai anksčiau buvo nuėjęs prie teismo salės ir bendravo su teismo darbuotojais, kur niekam neleidžia to daryti. Klausimas, tai kaip? Tai kokias čia tokias privilegijas turi? Va, tai klausimas, kiek jisai daro įtakas. Tai čia dar pasiaiškinsim, nes sakau, vien parodymai ten tų kelių žmonių, tai ten šokas yra, dar nieks nematė jų viešoje erdvėje. Tai pamatysit, nustepsit. Tai viskas apie tai yra. Ir tarkim, teisėjas pertraukinėja šiandieną, nemandagiai reiškia, mane kaltina, kad dėl manęs, mano kažkokių įgeidžių, teismo posėdį atidavė. Yra teismo tvarka, yra įstatymai ir tiek teisėjai, tiek prokurorė, tiek advokatai, jie vykdo teismo sprendimą, teismo, kaip sakant, tvarką ir viskas yra pagal tvarką, ne pagal mano kažkokius interesus. Kaip tik buvo neatsižvelgta į mano prašymą, kad aš galėčiau pati gintis. Nes aš pati moku rašyti ir skaityti. Ir šiaip tai ne vieną universitetą esu baigusi, tai
Tikrai šita byla nėra tokia, kad man reikia čia kažkokių labai daug advokatų kažkokių. Aišku, jeigu nori advokatai prisijungti, nes čia yra labai įdomi byla, dar bus kviečiama ir pati Rima Baškienė apklausti, ir pats Andrius Tapinas, ir Jonas Nainys, mūsų diskotekų didžėjus, ir dar ten begalė kitų žmonių, kurie dalyvavo šitam visam procese. Tai šita byla yra unikali ir labai įdomi, parodanti, kaip politinės partijas, pasinaudojant valstybiniam institucijom, susidoroja su jiem nepalankiais žmonėm, kurie, kaip sakant, kelia jų nešvarius darbelius, jų, kaip sakant, padarytus nusikaltimus ir jų daromus nusikaltimus rinkimų sistemai. Ir nešneku apie pinigų švaistymą, grobimą ir apskritai valstybinių institucijų naudojimą pagal savo, kaip sakant, savo poreikiam. Tai čia byla yra didžiulė ir čia yra visa šitą byloje, visa medžiaga surinkta, taip patvirtinant ir įrodant tai, ką aš kalbu. Ir kalbant grįžtant apie Tapiną, šitoj byloje, kokius davė parodymus, jisai turės apginti savo žodžius, kiekvieną žodį. Jisai teigia, kad aš neva šmeižiu apie tai, kad jisai nesąžiningai dirba. Tai jis dabar turės įrodyti, kai jisai sąžiningai dirba, kai sąžiningai užsidirba pinigus. Jis turės parodyti kiekvieną sąskaitėlį, iš kur gauna, kiekvieną pinigėlį, kam moka, kiekvieną surinktą tą Ukrainai centą turės parodyti, iš kur gavo ir kur panaudoja viešai. Ir mes tada įsiaiškinsim iš tikrųjų, kaip čia yra su to Tapinu ir jo gaunamas milijonais, kurisai kasmet gauna iš kažkur tai ir iš kažko tai daugiau negu 1 milijoną. Čia prieš 3 metus iš viso 8 milijonus gavo. Pelnai yra niekiniai. Ta prasme, išlaidas ten irgi didžiuliai klaustukai. Tai su vienu darbuotoju tokius gauti pinigus ir turėti didelės išlaidas, ir praktiškai neturėti jokio pelno, čia yra ir debilai, aišku, kas čia yra daromas tais pinigais. Ir kai gauni tų milijonus, tai bepigu organizuoti tokias akcijas kaip prieš kultūros ministrą Aušriečių, prieš Aušros partiją mitingus, čia buvusius rugpjūčio mėnesį, dabar tas akcijas visas, tai bepigu, kai milijonus gauni. Tai mes apie tai šita byla yra ir mes aiškinsimės dabar, kas iš tikrųjų čia meluoja ir kas čia iš tikrųjų tą valstybę griauna. Tai tiek šiam kartui ir sekantis 3 posėdis, kuris jau prasidės, tikrasis bylos nagrinėjimas, bus lapkričio 11 dieną, antradienį, jei neklystu, 2 valandą. Tai iki kitų kartų, o vėliau gal laikui bėgant dar pašnekėsim apie bylos surinktą medžiagą. Tai ruošiamės tam posėdžiui. Tai tiek ir iki kitų kartų.